Sveiki, esu Aurelija Aspen, padedu žmonėm paleisti emocinį mentalinį bagažą, kad džiaugsmas, lengvumas ir laisvė lydėtų kiekvieną dieną mūsų gyvenime. Ir šiandien pademonstruosiu, kaip sesija su manimi atrodo ir kviečiu Juditą. Sveiki, Judita. Labas. Kur mes šiandien kalbame su jumis? Iš Londono. Kaip smagu. Aš darysiu sesiją iš Vietnamo, tai galėsit pastebėti, kad energija judėti, keisti, nėra atstumų, nėra ribų. Kai vyks trumpai sesija, aš papasakosiu, aš dalinsiuosi savo ekranu, jūs matysit visą procesą, kaip tai vyksta. Ir eigoje tiesiog pasakosiu, ką atrandam. Ir jeigu kils kokių klausimų, Judita, jūs manęs klauskit, gerai? Prašymas bus stebėti savo kūną. Gerai, ar kažkokį judesį, jeigu jausit, ar kažkokį skausmą, ar kažką, ir pasidalinti. Gerai? Dabar aš dalinuosi savo ekraną ir mes tuo išsigryninsim, kokia tema dirba. Kokia tema norite dirbti? Kas šiuo metu vyksta jūsų gyvenimo, kas jums yra aktualu? Šiuo momentu iš tikrųjų aš nesenai parsikrausčiau atgal gyventi į Londoną po 1,5 metų Lietuvoje. Susiradau darbą, kaip atrodo man stebuklingų būdu, taip staigiai jis atsirado man. Ir darbe man viskas sekasi, viskas atrodo labai gerai, sklandžiai, bet kažkodėl yra pas mane viduje ta tokia vidinė būsena, kad kažkas nutiks, kad man nepasiseks, kad aš pridarysiu klaidų, kad mane galiausiai apšauks, išpeiks, atleis, atrodo, ant tiek nepagrįstas tas toksai jausmas viduj, nes realybė tai visai kitokia. Bet kaip aš jaučiuosi viduj, man toks jausmas, kad aš savo kenkiu taip mąstydama. Supratau. Gerai, tai ką aš girdžiu, savęs sabotažo, kaip pasakyti, sakykime, programa, savęs sabotažas, ne? Sabotažas, toksai ėjimas prieš save. Na, ar jums rezonuoja? Labai, man toks ir yra jausmas, kad kažkuri dalis ten viduj giliai, jinai eina prieš mane. Supratau. Tai dabar žiūrėkit, ką mes su jumis darysim. Aš prašysiu jūsų pajausti savo kūnę, kiek stipriai jūs tai fiziškai jaučiat, nuo 0 iki 10. 0 visiškai kaip nėra tos problemos, 10 labai sivu. Tai būtų 10. Labai stipriai aš jaučiu. Ar yra dar kažkas, ką norėtume štai sesijai kaip adresuoti? Aš iš tikrųjų realiai tai ir norėčiau uždirbti tą tokį savęs sabotažą, tą nepriėmimą sėkmės, lyg savo neleidimas būti sėkmingai. Savęs priėmimas galiausiai, kad viskas man gali būti gerai, neturi viskas būti blogai. Gerai, įsivertinam ir šitą dalyką. Kiek jaučiat, kad jūs draudžiat savo būti sėkminga, jeigu tai tinkamas žodis draudžia? Pažiūrėkit. Aš sakyčiau 10 taip pat. Ar ne? Dabar kitas klausimas. Taip pat apžvelgusi savo gyvenimą. Ar jūs visada taip jautėtės, ar tik tam tikrais momentais jūs pastebit šitą tendenciją? Pastebiu tada, kada man pradeda sektis. Kai man atrodo, kad man sekas, kad atlieku kažkokius tai ar darbus, ar kažkokią veiklą, ar kažką, kas man atrodo, kad esu sėkminga ten, atrodo, kad viskas subirės, kad man nepasiseks, kad aš pridarysiu klaidų ir kad galiausiai, nežinau, kažkas išpeiks mane, apšauks ir prarasiu visą tai. Visą laiką pastebiu, kai man pasidaro lengviau ir pradeda kažkur sektis. Judita, pasitikrinam dar, kiek jūsų kūne jaučiasi nerimo? Nuo 0 iki 10. 10. Na, gerai, tai aš manau, turim temą, su kuria mes dirbsim. Sabotažas, draudimas savo būti sėkmingai ir nerimas. Na, gerai, dabar liko mums nusistatyti intenciją. Tai vis dėlto, Judita, kaip jūs norit jaustis? Kas norit, kad keistųsi jūsų gyvenime? Aš norėčiau jausti tą lengvumo jausmą viduj. Norėčiau sau leisti priimti būti sėkmingai. Tai toks sėkmės priėmimas, ar ne? Sėkmės priėmimo norit? Sėkmės priėmimas. Kaip jums skamba buvimas atsipalaidavusiai, toksai atsipalaidavimas? Labai gerai.
Mhm. Reikia šito man. Aha. Žiūrėkit, ar jūs jaučiatės vertinga dabar, ar jūs norit labiau tai jausti, tą vertingumo jausmą? Mhm. Yra, vat, kaip yra įdomu, nes yra dvi tos Juditos. Aš žinau, kad aš esu vertinga, bet tada aš nesijaučiu tokia. Tai tada tikriausiai taip. Norėčiau, kad tos dvi Juditos jos mąstytų tą pačią linkmę. Mhm. Tokia savivertė, ne? Mhm. Savivertė. Aš iš karto noriu pasakyti, kad aš rašau be lietuviškų raidžių, tai prašau nepykit ant manęs tiesiog, kad būtų greičiau. Gerai, manau, dar įtraukiam mes ir meilę savo šitą intenciją. Gerai. Na ką, tai intencija lengvumas, leidimas savo būti sėkmingai, sėkmės priėmimas, atsipalaidavimas, vertingumo jausmas, savivertė, meilė savo. Gerai, manau, kad turim ar ne, galim pradėti darbus. Tai trumpai dabar, Judita, kviečiu jūs užsimerkti, pajausti save ir mintise išsakykit, leiskit savo būti sėkmingai, leiskit savo jaustis vertingai, leiskit savo jausti atsipalaidavimą. Ir kai būsit pasiruošusi, intenciją mintise išsakykit šitai sesijai. Gerai. Dabar, kai vyksta procesas, aš naudoju kaklo raumenis. Čia vadinasi raumenų testas. Jeigu nesat su tuo susidūrę, internete yra daug medžiagos, angliškai vadinasi muscle test. Ir kiekvieną mūsų kūno raumenį galim tikrinti, nes kūnas nemeluoja, ar ne? Tai dabar turim savęs sabotažą, nerimas, draudimą būti sėkmingai. Tai aš dabar klausiu, kur mums reikia keliauti. Naudoju body code sistemą. Gerai, tai gaunu iš karto, kad reikia į energijos mums keliauti. Dabar žiūrim. Į emocijas. Pirmu numeriu veda į emocijas ir veda į emocinį junginį. Body code sistema yra anglų kalba, tai aš jums tiesiog versiu į lietuvių. Emocinis junginys, žiūrim, koks... Gerai, pirmu numeriu yra sugertas emocinis junginys. Dabar žiūrim, kiek emocinių junginys tai yra, kai kelios emocijos kartu susimaišo, sakykime, kaip sumaišom spalvas ir jos sukuria naują atspalvę. Žiūrim, kiek yra emocijų. Dvi emocijos šitą vietą. Tikrinam kokias. B4 angelyje. Neryžtingumas, indecisiveness, neryžtingumas. Ir B2 hopelessness, beviltiškumas. Beviltiškumo. Žiūrim, iš ko jūs sugerėt neryžtingumas ir beviltiškumas, iš moters, ne, iš vyro. Dabar mes, žinot, pažiūrėsim su jumis, kiek jums buvo metų, kai jūs tai sugerėt, gerai? Tai nėra šviežias, ne? Junginukas, dabar žiūrim, jums 35. Jums buvo 16 metų, Judita. Ar kažkoks žmogus jums kyla į mintis, ar nelabai? Kas tai galėjo būti? Neryžtingumas, beviltiškumas. Iš tikrųjų labai sunku pasakyti. Nežinau, kodėl aš iš karto pagalvojau apie tėtį. Net prieš jums pasakant, čia ar iš moters, ar iš vyro, nežinau, kodėl man viduje iš karto buvo tėtis. Gerai. Tai dabar ką mes darysim, mes valysim, mums daugiau gilintis nereikia, nes šitos emocijos reiškia netgi nejuditos jos yra, ar ne? Jinai sugeria kito žmogaus emocijas, neryžtingumas, beviltiškumas. Valom. Valymui dabar naudosiu magnetą, intenciją ir valdantį meridianą. Ir tiesiog, Judita, leiskit, kad tos emocijos būtų iš jūsų išvalytos. Ir stebėkit savo kūną. Gerai? Ir mano kaip gidūnės, kaip healerės yra darbas paliudyti pokytį, ar ne? Tai aš tada stebiu, kol tos emocijos būna pilnai išvalytos. Gerai, žiūrim toliau, ar yra dar sugertas emocijų junginukas, iš tikrųjų yra. Žiūrim tada, koksai dar. Dvi emocijos, dabar žiūrim kokias. B4 panika ir vėl B2
stoka kontrolės. Kontrolė, dabar žiūrim savęs, ne, toks situacijos negalėjimas kontroliuoti, situacijos, ne? Iš moters, ne, vėlgi yra iš vyro ir toks vaizdelis, kad tai vėlgi yra iš jūsų tėčio. Ar jums rezonuoja tai ar ne, kad jūsų tėtis taip? Gali būt. Gerai. Panika ir stoka kontrolės. Galim? Gerai, Judita. Gerai, žiūrim toliau. Dabar toliau kažkas bus kito. Energijos, taip, energijos. Vėlgi emocijos. Kitokio pobūdžio, ar ne? Dabar mus veda į širdies sienos emociją. Aha, labai įdomu. Yra pakankamai retas dalykas, ar ne? Tai yra širdies sienos emocija, kurią jautė daugiau žmonių tuo pačiu metu. Aha, jautė kiek žmonių? 2 žmonės. Gerai. Žiūrim, ką jūs jautėt ir galėsim nustatyti metus. B5. Kūrybinis nesaugumas. Gerai. Dabar žiūrėkim, kiek jums buvo metų. 6 metai. 6 metukai. 6 metai. Aha. Ar kas nors jums kyla į mintis kažkoks įvykis ar prisiminimas, kur jautėtės nesaugi? Ir kažkoks 2 žmonės, dabar žiūrim su jumis 2, jo. Tai kitas žmogus, moteris, ne, vis dėlto vyriškos lyties, jūs ir kažkoks berniukas arba vyras jautė. Gal gali būti mano brolis? Taip, aha, brolis jūsų. Nes 6 metų aš vis tiek daugiausia laiko praleisdavau su broliu. Gerai, reiškia, buvo kažkoks įvykis, kur jūs abu taip jautėt, ar ne? Jums buvo jautėt nesaugumą kažką kurti, daryti, svajoti ir realizuoti savo svajonės. Gerai, mums daugiau nereikia gilintis į tai, valom. Gerai? Ir kai valom dabar emociją, kurią jūs abu jautėt, mes valom ir jūsų brolių, ar ne? Nes tai yra ta pati vibracija. Valom. Judita, kaip jūs jaučiatės? Ar jaučiat judesiuką kūne, ar ne? Jaučiu. Jaučiu tokius kaip dieguliukus per kūną lakstančius. Aha, gerai. Judam toliau, gerai? Žiūrim, kas toliau. Energijos. Gerai, dabar mus veda į mentalinės kažkokias. Į prisiminimą, ar ne? Kažkoks yra jums įvykęs įvykis. Ir žiūrim, vadinasi atminties laukas, čia vertimas toksai. Gerai, reiškia, žiūrim, kiek jums buvo metų, gerai. Dvidešimt 27. Ar prisimenat kažkoks įvykis pakankamai jūs paveikė? 27 metų, kas vyko jūsų gyvenime, Judita? Tai čia, man atrodo, kai aš buvau santykiuose su vienu iš vaikinų, kurie tikriausiai buvo labiausiai traumuojantis. Jo. Čia grynai buvo tas momentas, kai buvau tose santykiuose ir kai mane be galo paveikė ir aš jaučiau tose santykiuose, lyg aš esu nieko verta, kad man nepasiseks, kad aš esu silpna, kad aš nieko nesugebu. Tai va, grynai buvo tas momentas. Gerai, tai dabar žiūrėkim. Atminties laukas, jisai atrodo kaip lietaus debesėlis, kuris kabo virš jūsų, ar ne? Ir jisai jums neleidžia išjudėti. Žiūrim, kas su tuo yra susiję. Iš tikrųjų, toksinus mus veda. Į perviršį, dabar žiūrim. Aha, yra kažkoks toksiškas garsas. Ir tikrinam, kas į to imdosi. Neigiami žodžiai, ar jisai jums sakė neigiamus žodžius? Labai daug. Daug, ne? Tai va, ir neigiamų žodžių energija, Judita, pas jūs yra pastrigusi. Dabar žiūrim būtent su tuo žmogum.
Gerai, dabar ir vis dėlto su jais yra kažkas. Dabar mes žiūrėsim, kas su tais žodžiais, ką jums sakė. Vėl veda į toksinus. Aha, įdomiai. Dabar žiūrėkit, veda mus į elektromagnetinę radiaciją, į radio bangas. Irgi priskiriamas kaip toksinas, toksiškumas. Toksiškumas iš radio bangų. Gerai. Iš mobilaus telefono. Jo, iš mobilaus telefono. Pastrigo pas jūs, ar ne? Dabar mes valom. Gerai, gilintis į šitą nereikia. Valom tiesiog radio bangos pas jūs energetiniam lauke pastrigo ir jūs išbalansuoja. Valom. Aha, dirbam toliau su to toksišku garsu. Į emocijas veda. Vėl į junginuką, įsikūnymą užspaustas junginukas. Dvi emocijos. Žiūrim kokios. B4. Susierzinimas. Gerai. Tai susierzinimą. Ir B2, stoka kontrolės. Kontrolės, savęs vėlgi situacijos, negalėjimas kontroliuoti situacijos. Dabar mes viskas, valom šitą junginuką, susierzinimas ir stoka kontrolė. O šiaip pat įdomu pažiūrėt, ar jūs paskutiniu metu dabar jaučiat šitą variantą ar nelabai? Tai aš taip ir jaučiuos, kad aš lyg ir neturiu jokios kontrolės ir tas toks susierzinimas kyla. Atrodo, viskas, kas vyksta aplink mane, tiesiog, nieko aš negaliu kontroliuoti ir atrodo tokia bejėgė jaučiuos. Supratau. Gerai, tai viskas valom, atsisveikinam. Susierzinimas ir stoka kontrolės iš praeitų gyvenimų. Gerai, labai gerai. Vis dėlto dar yra kažkas prieš įsikūnymą. Emocijų junginukas. Jo. Kiek emocijų? 2, 3, 4. 3 emocijos, truputį didesnės. A4. Kartelės yra. Pyktis. Ir B3. Šiaip sielvartą rodo. Sielvartą. Kaip jum tai skamba? Kartelis, pyktis, sielvartas. Dėl to sielvarto gal, ar dėl to, kad dar nelabai suprantu tos situacijos, bet tie kiti 2 žodžiai, tai man, nuolatinė būsena. Bet grynai būsena, kai aš jaučiuosi ta tokia bejėgė, kai atrodo nėra kontrolės, tai pas mane kyla ir susierzinimas, ir pyktis, ir viskas atrodo. Supratau. Gerai, tai valom. Kartelis, pyktis, sielvartas. Čia yra vienam junginukė. Gerai. Kaip jūs jaučiatės dabar, Judita? Kas vyksta jūsų kūne? Aš jaučiuosi ramesnė. Šiek tiek. Gerai. Žiūrim tada toliau. Toksiškas garsas. Ką mes su juo dar darom? Vėl emocijos. Širdies siena. Gerai, sugertos. Dabar mes žiūrėsim. Toks vaizdas čia jūsų to būsio vaikinuko emocijos. Nesėkmė, klaida. Ar rezonuoja tai? Rezonuoja. Kita sugirta. Pyktis. Jisai toks pykčio turėjo, ne? Daug.
Jo, dabar rodo kaltinimus, žiūrėkim, kas čia. Jo, jūs sugėrėt kitų kaltinimą. Toks vaizdelis, kad tas žmogus, jisai turėjo tokią kaip, gal pas jį užspausta emocija, toksai polinkis kaltinti kitus, ar ne? Tai jisai dėl daug ko, dėl visko realiai mane kaltino, kad viskas buvo mano kaltė. Jo, tai Niekada. žmogus tiesiog užspaudęs irgi yra tas emocijas ir jis gyvena pagal tas programas, ar ne? Tai mūsų tikslas dabar tiesiog jūs išlaisvinti iš to, ne? Tai valom sugertą širdies sienos emociją, kitų kaltinimų. Valom. Gerai. Dar pravalysim kažką daugiau iš jo. Iš, ta prasme, iš jūsų, ką jūs sugėrėt iš jo. Neapykanta. Pažiūrėkim, kokia. Ne, apskritai kažkokiai situacijai, galbūt net gyvenimui. Ja, toksai vaizdelis, kad netgi neapykanta gyvenimui. Kaip jums tai skamba? Man aplamai dabar, kai visą tai, ką jūs čia paminėjot, man ant tiek apibūdina mūsų tuos santykius, kokie buvo ir kokios temos ir kokie jausmai sukosi. Nu, tai realiai tai labai rezonuoja. Supratau, nu, tai labai šaunu, nes laikas reiškia tai jau paleisti, ne? Nes jums tai nebetarnauja, trukdo. Ir valom tiesiog neapykantą. Čia toks pagal jausmą neapykantą gyvenimui. Mhm. Ir šiaip netgi net neapykanta tokia kaip sėkmė. Gal jisai nemėgo tokių sėkmingų žmonių, ne? Ne, Jo? jisai šiaip žmonių nemėgo. Tai sugerta širdies sienos emocija. Viskas. Dabar žiūrim atminties laukas. Viskas. Žiūrėkit, mes dabar tą būtent debesėlį, ar ne? Jūsų pasąmonė žino, kurį ten būtent. Mes jį, tą energiją, kuri jūs veikia, mes paleidžiam. Gerai? Vis dėlto jo, mes turime išvalyti toksinį garsą, toksinius žodžius. Gerai? Viskas, valom toksinį garsą, tada dar sugrįšim prie atminties lauko. Jo, žodžiu, šitoj vietoje yra dar vienas niuansas. Žiūrėkit, Judita, ar jums buvo kada sakyta, kad jums nepavyks? Aha, daug kartų. Daug Ir kartų? vaikystėj nuolatos ir buvo patvirtinta to vaikino, apie kurį dabar. Kalbama. Ja, nes aš tiesiog girdžiu to žodžius, kad jums yra kaip įdiegtas, sakykime, toksai, kaip vadinasi, po hipnotinis pasiūlymas, kad jums nepavyks. Tai nėra jūsų įsitikinimas, tai jums tiesiog jūs tuo patikėjo tam tikrą dalimi. Gerai? Viskas valomės iš jūsų jį. Gerai? Man nepavyksta. Gerai. Dabar mes įdėksim jums pozityvą, gerai? Ir žiūrėkit, šitoj vietoj man eina, kad, žinot, jums kaip įdėkti, kad man visada pavyksta. Gerai? Ar jūs to net? Man patinka tai. Įdėkim jums pozityvą. Gerai. Gerai, dar kartelį valome atminties lauką. Kaip dabar jaučiatės, Judita? Įdomiai jaučiuosi iš tikrųjų, aš jaučiu, kaip energija taip sparčiau juda per kūną ir man kyla tas toksai, noriu šypsotis. Kai prieš sesiją atsisėdau su tokiu sunkumu, lyg kažkas mane slegia, dabar aš jaučiuosi tokia lyg, nu žinot, tą tokį gerą jausmą pradėjau jausti. Super.
Tai šiam momentui pasitikrinam, gerai? Kiek jaučiasi savęs toks sabotažo, lygtais ėjimas prieš save, savo trukdymas. Nuo 0 iki 10. 6, Mhm. Draudimas savo būti sėkmingai. Kiek jaučiat? sakyčiau, negi 4. Mhm. Ir nerimą. Pasitikrinam, kiek nerimo jūsų kūne fiziškai pajauskit. 5. Ne? Gerai, pravalykim dar kelis dalykus. Žiūrėkim dabar. Ką dar mes galim padaryti, ar ne, kad jums dar labiau pakristų šitie skaičiai. Kažką su nerimu. Žiūrėkim, ką mes darom su nerimu. Veda į emocijas. Vėl junginukas. Jūsų. Šį kartą tai yra jūsų junginys, ar ne? Žiūrim. 2 emocijos. A5. Baimė. Ir angliškai vadinasi self-abuse, tai toksai savipiknaudžiavimas, va būtent savo kenkimas, ne? Gerai, sakykime, kenkimas savo. Kenkimas savo, žiūrim emociškai, fiziškai. Emociškai jūs kažkaip kenkiat savo, ne? Gali būti neigiamas kalbėjimas. Tai aš taip jaučiuosi dabar, kad realiai aš pati savo kenkiu, aš kažkaip sukuriu tą situaciją, kad man vat ir nepasisektų, kad man ir būtų blogiau, vos ne patvirtinimas, juk aš tau sakiau. Gerai. Žinot, ką mes padarom, Judita? Mes patikrinam, kiek jums buvo metų, kai jūs konkrečiai šitą užspaudėt, gerai? Kai jūs, va... 16 metų. Pas mus jau buvo kažko 16, ar ne? Buvo. Sugertas iš vyro, iš tėčio buvo sugertas junginukas 16 metų. Bet jūs ir pati taip vat jautėt baimę ir kenkimą savo 16 metų. Rezonuoja ar nelabai? Taip rezonuoja. Valom, gerai? Gražiai valosi iš jūsų, Judita. Toliau žiūrim. Emocijų junginukas, vėlgi jūsų. Va, jau įdomu, žiūrėsim. 2 emocijos. Kaltė. Kaltės ir neryžtingumo. Žiūrim, kada šitą užspaudėt. 16 metų. Žodžiu, pas jūs 16 metų buvo, matyti, jums intensyvus periodas. Kaip jums tai skamba? Gali būti iš tikrųjų. Žinot, tas vis tiek paauglės laikotarpis, plus dar tėvai. Jo. Valom kaltė ir neryžtingumas. Ką jaučiat, Judita, kūne? Aš jaučiu lengvumą. Pas mane užeina dažnai tas toksai kaip toksai jausmas, lyg truputį apsvaigsta galva, bet ne iš blogos pusės, bet iš tos tokios, nežinau, kaip kokia euforija atrodo, jaučiu iš vidaus. Labai įdomiai. Valysim toliau junginuką, gerai? 2 emocijos, ilgesys ir sąmyšis. Sąmyšio, ja? Sąmyšio. Žiūrėkim, kada užspaudėt. 16 irgi, žodžiu, visos su šita tema susijusios emocijos, bent jau kas šiandien rodas, ar ne, jum ateina 16 metų. Gerai, tai ilgesys, kažko ilgėjotės. Kažkoks ilgesys gali būti ar daikto, vietos, žmogaus, žodžiu, ilgesys ir sąmyšio. Gerai, valom.
Ja, liuks. Gerai. Viskas, Judita. Toks vaizdelis, kad dabar mes jūs balansuosim ir tikrinsimės. Gerai? Kaip jūsų kūnas gerai jaučiasi, ar kažkur norit, kad patikrinčiau? Ne, gerai jaučiasi iš tikrųjų. Gerai. Gerai, dabar žiūrim, kiek dienų jum vyks procesai. 2 dienas. Gerai, tai reiškia, 2 dienas jum integruosis energetiniai pokyčiai jūsų fizinio kūną 2 dienas. Dabar žiūrėkim, kaip dabar jum jaučiasi. Tiesiog galite ir užsimerkti, fiziškai pajauskit savęs sabotažas, tas ėjimas prieš save nuo 0 iki 10. Keturi. Draudimas savo būti sėkmingai. Kiek jaučiat, kad draudžiat savo? 3. Ir nerimą pajauskit, kiek yra pas jūs dabar kūne nerimo jaučiasi. 2 arba 3. 2, 3. Supratau. Na ką, tai nuo 10 pakrito iki 3, 4, tai leidžiam dar susiprocesinti. Gerai. Ir stebėkit save, Judita, stebėkit pokyčius. Ne? Ir lauksiu iš jūsų, kaip sakyt, komentarų, jeigu norėsit pasidžiaugti kokiais rezultatais ar kažkas jums kils klausimų. Gerai? Tai dabar sugrįžtam čia ir dėkui, Judita, jums labai. Ir kitiems sakau, kad jeigu kils kokių klausimų, tai prašau rašykit ar skambinkit. Judita, ar jūs turit kokį komentarą? Šiaip yra labai įdomu iš tikrųjų, po kiekvienos sesijos, ta prasme, kaip tu atsisėdi ir kaip tu jauties gale sesijos, man yra kažkoks kosmosas, nežinau iš tikrųjų. Kaip ir šiandien atsisėdau, atrodo nusilegia, atrodo, kad kažkas yra užstrigę viduje, o dabar noriu juoktis. Toks lengvumas. Sugrįžtat į savo prigimtinę būseną, ne? Tai mūsų prigimtis yra lengvumas. Jausmas. Jo, ir tas visas gyvenimo kaifas. Gerai, ačiū labai, Judita. Viso.